Šioje pamokoje mokysimės spręsti lygtis su keitiniu. Spręsime trijų tipų lygtis – bikvadratinės, rodiklinės ir logaritminės. Išspręskime bikvadratinę lygtį. Pažymėkime x kvadratu naujų nežinomųjų t, tuomet mūsų lygtis yra t kvadratu minus 13t plus 36. Išspręskime šią kvadratinę lygtį. Diskriminantas yra lygus 25, tai 1 reikšmė 4 ir tai 2 yra 9. Sugrįžkime į keitinį ir vietoj tai statykime pirmąją reikšmę, gauname x kvadratu lygų 4. Šios lygties sprendiniai yra minus 2 ir plus 2. Įstatome antrąją tai reikšmę, x kvadratu lygų 9. Išsprendę šią lygtį gauname irgi dvi reikšmes – minus 3 ir plus 3. Vadinasi, bikvadratinės lygties sprendiniai yra minus 3, minus 2, 2 ir 3. Išspręskime rodiklinę lygtį su keitiniu. Pažymėkime 5 laipsnių kvadratinė šaknis iš x naujų nežinomųjų t. Tuomet 25 laipsnių kvadratinė šaknis iš x yra t kvadratu minus 124t ir lygų 125. Perkelkime 125 į kairėje pusę ir spręskime kvadratinę lygtį. Pakeiskime ženklą. Diskriminantas yra 124 kvadratu, yra 15 376 plus 500 lygų 15 876. Ištraukus šaknį šios reikšmės gauname 126. Apskaičiuokime tai 1, tai būtų 125 ir tai 2 minus 1. Grįžkime į keitinį ir vietoj tai statysime gautas reikšmes. 5 laipsnių kvadratinė šaknis iš x lygų 125. Suvienodinkime pagrindus, parašykime 5 kubu. Pagrindai vienodi, vadinasi laipsnių rodikliai yra lygus. Kelkime abi pusės kvadratu ir gauname x lygų 9. Įstatykime antrąją tai reikšmę. Gauname lygtį 5 laipsnių kvadratinė šaknis iš x lygų minus 1. Kadangi šis skaičius yra teigiamas visoms galimoms x reikšmėms, todėl ši lygtelė sprendinių neturi. 9 yra teigiamas skaičius, todėl lygties sprendinys yra 9. Išspręskime logaritminę lygtį su keitiniu. Galime pritaikyti savybę, kad ketvertą galima perkelti prieš logaritmą ir sudauginti su 1/4. Ši sandauga yra vienetas. Lygtis atrodo taip. Logaritmas pagrindu 5 skaičiaus x kvadratu minus logaritmas pagrindu 5 skaičiaus x minus 6 lygų 0. Įveskime keitinį, pažymėkime naujų nežinomųjų logaritmą pagrindu 5 skaičiaus x. Lygtis atrodo taip. T kvadratu minus t minus 6 lygų 0. Išspręskime šią kvadratinę lygtį. Diskriminantas yra 1 plus 24 lygų 25.
pirmoji tai reikšmė yra 3, antroji -2. Prisiminkime, ką pažymėjome tai raidele ir išspręskime dvi lygtis. Pirmoji lygtis yra logaritmas pagrindu 5 skaičiaus x lygų 3, x lygų 5 kubu, tai yra 125. Įstatę antrąją tai reikšmę gauname logaritmas pagrindu 5 skaičiaus x lygų -2, x lygų 5 minus antruoju. Tai 1/25. Lygties apibrėžimo sritis yra x daugiau už 0. Šie du skaičiai yra teigiami, todėl lygties sprendiniai yra 1/25 ir 125. Išspręskime dar vieną lygtį, kurią patogu spręsti su keitiniu. Pastebėkime, kad reiškinys x² plus x yra abiejuose skliausteliuose, todėl patogu pažymėti nauju nežinomuoju. Gauname lygtį t-2, t-3 lygų 12. Keitinys yra x² plus x lygų t. Atskliauskime skliaustelius ir sutraukime panašiuosius narius. -3t ir -2t yra -5t. Perkelkime 12 į kairėją pusę. Gauname kvadratinę lygtį t² minus 5t minus 6 lygų 0. Skaičiuojame diskriminantą 25 minus 4 kart minus 6. 25 plus 24. Sudedame ir gauname 49. Tai yra 7 kvadratu. Tai pirmoji reikšmė yra 6, antroji -1. Grįžkime į keitinį ir vietoj tai statykime pirmąją reikšmę, tai yra 6. x² plus x lygų 6. Išspręskime šią lygtį, perkelkime 6 į kairėją pusę, gauname -6 lygų 0. Skaičiuojame diskriminantą 1 plus 24 lygų 25. X pirmoji reikšmė yra 2 ir antroji -3. Įstatome antrąją tai reikšmę, gauname lygtį x² plus x lygų -1. Keliame į vieną pusę, gauname lygtį ir skaičiuojame diskriminantą. 1 minus 4, tai yra -3. Diskriminantas yra mažiau už 0, neigiamas, todėl lygtis sprendinių neturi ir lygties sprendiniai yra 2 ir -3. Parašykime atsakymą -3 ir 2. Išspręskite šias lygtis ir įsitikinsite, ar supratote, kaip spręsti lygtis su keitiniu. Sėkmės!